Sveiki, mėlyjeji žiūrovai ir sveikiname, kad įsijungite mūsų kanalą ir žiūrite tiesiai šviesiai laidą, kasdieninę tiesiai šviesiai laidą. Taip, šiandienos mūsų tema yra patyčios ir mūsų laidos svečiai yra mūsų didieji ekspertai, tai Aistė, Deimantė ir Gabrielė. Mūsų pašnekovai, tai yra Rasa, Dalia ir Liveta. Ir kiti pašnekovai yra Simona, Greta ir Deimantė. Tai va, šiandienos tema yra patyčios, kaip žinoma. Tai Greta, prašom pasakyti, ką matote apie patyčias. Mano nuomonė, tie, kurie vaikai yra užgauliojami, juos reikia numesti pas psichologus arba išsišnekėti su tėvais ar panašiai. O tie patys žmonės, kurie užgaulioja tuos vargšus vaikus, reikėtų paprasčiausiai sutramdyti kažkaip tais. Tramdyti ir kokiais būdais? Nežinau, reikėtų su jais pasikalbėti, galbūt ten tuos pačius psichologus nuvesti, patiem paaiškinti. Taip. Rasa, žinote, kad patyčios dažniausiai vyksta mokyklose, ten, kur daugiausiai vaikų susirenka. Tai kaip apie tokį? Manau, turėtume nuspręsti tai, nes tai yra dažniausias atvejis, kad mokyklose vyksta ir turėtų ir eiti kalbėtis tie vaikai, kurie tyčiojasi iš silpnesnių vaikų, tai pas psichologus aš nežinau, nes taip negalima elgtis. Žinote, kad pas kai kurie vaikai nelabai nori eiti pas psichologus, nes po to jie tyčiasi iš kitų. Tai ką patartumėte tokiem žmonėm, kurie tikrai nelabai mėgsta psichologų, bet šių tyčiasi? Aš manau, kad reikia būti drąsiam ir nueiti. Ir dar noriu pasakyti, kad man labai malonu girdėti, kad tiesiai šviesiai pristato tokią temą patyčios, nes šiam dienom yra tai labai aktualu. Ir noriu pasakyti, kad šiam dienom ne tai, kad tarp suaugusių patyčios, bet būtent tarp vaikų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mokyklose yra sprendžiama ši problema ir daromos savaitę be patyčių. Ir man labai džiugu. Jūs buvote tokiuose renginiuose kaip savaitė be patyčių? Taip. Ir kas ten vyko? Ten buvo vaikams dėstamos paskaitos apie patyčias. Buvo patariama nueiti, išsisakyti, ar tikrai iš tavęs nesityčioja, ar klasės draugų nesityčioja. Ir buvo padrasnama pasakyti, gal kažkas mato, kad draugas iš to tyčiojasi vaiko kitų. Liveta, matau, kad susimašysiu, prašyčiau pakalbėti. Na, mano nuomonė, tai patyčios tikrai yra mokyklai labiausiai vystoma tokia neigiama kažkokia, nežinau, neigiamas pomėgis, užsiėmimas gal vaikams kitiems. Bet iš tikrųjų galima spręsti ir ne taip tas patyčias. Dauguma yra daug būrelių, kur galima surasti draugų, tie draugai gali virsti kaip ir gynėjais. Ta prasme, jeigu, tarkim, šokių būrelė kokiam susirandi draugų ir jie bendrauja su tai žmonėmis, kurie tyčiojasi iš tavęs, tiesiog jie gali galbūt suartinti kažkaip. Ir kaip jie suartinti? Nežinau, gal nueiti kartu kažkur pasivaikščioti ar į kiemą, dažnai lankoma paauglių. Aišku, didieji ekspertai, nesidėkit kalbėti. Aš norėčiau paprieštarauti. Tiesą sakant, manau, kad vaikas turi pats kovoti už save ir pats savim pasirūpinti. Nereikia ten didžių tėvų, mokytojų pagalbos. Jeigu tu pats savim nemoki pasirūpinti, tai niekas už tave nepasirūpins savimi. Aš manau, kad reikėtų kokį užsiėmimą, pavyzdžiui, kai mano sūnus lanko boksą ir jis gali svieti, jeigu yra tyčiojimas. Aš nepalaikau pusės tų, kurie tyčiasi, bet aš noriu tiesiog pasakyti, jeigu jau žmogus mato, kad iš jo tyčiasi, tai tegul jis pagalvoja už save, moka, nes paskui kaip gyvenimą užaugę skaitų pasirūpinti savimi. Čia kažkokia nesąmonė. Tikrai, kodėl vaikas turi būti uždaras savyje, laikyti dalykus? Čia kažkokia nesąmonė. Negali būti prieš žmogų naudojamas fizinis smurtas. Negali. Tai baudžia.
baudžiama Žmogus kalėjimu. būna jau apsitai sužalotas psichologiniu smurtu, kaip jis dar gali būti. Apsitai čia yra ugdomas fizinis smurtas, tokių nesąmonių negali būti. Aš Bet irgi iki šiol Vaikas turi supasakoti. Aš jūsų kaip mamos poelgį visiškai nesutinku. Tokiais atvejais gali padėti psichologai. Taip, mūsų didžioji psichologė Gabrielė. Pasakykite apie šitą konfliktą nuomonę savo. Reiškite. Neturiu žodžių. Baisu, ne? Žiūri, čia kažkaip Iš siautėja. tikrųjų, gal ir gerai, kad taip bandom išugdyti vaiko valią ir kad jisai galėtų pats pasipriešinti, bet taip pat yra blogai, nes ne visi tai sugeba ir būna tiesiog palaužti psichologiškai ir jie negali apsiginti patys. Taip, kad reikia jiems kreiptis pagalbos. Tai kur? Į mokytojus, tėvus, psichologus. O jeigu ir tie nepadeda? Nu jau, tie tikrai turėtų padėti, surasti kokį būdą. Tai labai geras patarimas. Tai Simona, prašyčiau pakalbėti. Sėdite čia tylite. Na tai aš manau, kad tie, kurie tyčiojasi iš vaikų, tai jie savyje turi problemų ir stengiasi prikibti prie kitų. Visi žinome, kad dažniausiai patyčios prasideda nuo pačių namų, nuo pačių tėvų, kaip elgiasi su vaikais, nuo pat mažumės, kaip jas auklėja. Tai kaip dėl šito jums Dalia? Na, aš manau, kad iš ties tu pasakai tiesą ir manau, kad tyčiojimosi patyčių būna dažniausiai priežastis tokia, kad vaiko, iš to, kurio tyčiojasi, jisai būna sociališkai menkesnis už tą, kuris tyčiojasi. Žinome, kad patyčios prasideda nuo pačių namų, nuo tėvų auklėjimo ir kaip jie auklėja savo vaikus. Tad prašyčiau pasakyti, Liveta, ką tik man. Kad tėvai gali išugdyti vaikų tyčiojimąsi iš kitų, nes jie galbūt darbe, nežinau, būna per daug užimti, jie negali išsireikšti ten tų savo jausmų ant tų kolegų ar šiaip kažko ir tada namiškiams jie išsireiškia tas savo blogas emocijas. Apskritai, nežinau, man kažkaip tėvai, tai turi būti tėvai, jie turi padėti, o ne, nežinau, pavyzdžiui, kaip mūsų ekspertė, kaip mano nuomonė, tai jis savo sūnų stumia į keblią padėtį ir liepia jam naudoti fizinį smurtą prieš kitus vaikus. Tai dabar, jeigu mano vaikas, kurio aš dar vis neturiu, grįžtų namo sumuštas ir aš eičiau pas to kaltininko mamą aiškintis ir man mama pasakytų, kad mano sūnus turi apsiginti ne kažkaip tais, nežinau, pasakymais, kažkokiais kompromiso suradimu, o smurtu. Aš nepalaikau visiškai čia, nežinau, jūs mane iš tikrųjų, jūs žalojate mūsų visuomenės ateitį. Aiste, prašyčiau pakomentuoti mūsų tokį ginčą, kaip ir. Tai kaip ir aš sakiau, aš iš tikrųjų nepalaikau nei vienos pusės, nes vaiko užgrūdinimas ateičiai yra gerai iš tikrųjų, bet taip pat ir yra blogai, nes jeigu jis yra nepasiruošęs apsiginti, jis to nesugeba, tai jam bus dar tik blogiau ir galima to dar blogiau padaryti ir pakenkti jam pačiam. O ką jūs darytumėte tėvų vietai? Jeigu sužinočiau, kad iš mano vaiko tyčiojamasi, jau blogiausiu atveju tikrai pakeistume mokyklą, o taip tai, nežinau, kalbėčiau su kaltininkų tėvais, mokyklos mokytojais. O jeigu jūsų sūnus tyčiotųsi iš kitų? Tai tada jau jam nekas būtų. Nepavydžiu. Taip. Simona, pašnekovės mūsų. Simona Greta Dimantė. Aš dar pabaigai norėčiau pridurti, kad galbūt ne visi vaikai turi tėvus arba yra tokie tėvai dažniausiai iš tų žemų socialinių sluoksnių, kur yra prasigėrę ir negali jos kreiptis, tai dar nėra toks dalykas kaip pagalbos telefonai, jeigu nėra galimybės su psichologu. Prašome susakyti tiesiai į kamerą. 86439 6510. Prašom skambinti visą parą. Priėjom prie pabaigos mūsų laidos, labai apgailestavome. Tad mūsų šiandienos išvada, kad patyčios yra blogai. Ir tie vaikai, kurie tyčiasi ir iš kurių tyčiojamasi, gali padaryti didelį išvadą ir tikrai susibendrauti ir Patyčios galima sustabdyti. Thank you.
Žinome, kad patyčios prasideda nuo pačių namų, nuo pačių vaikų auklėjimų, kaip juos auklėja vaikai ir kaip su jais elgiamasi namuose. Tad, nebetraščiau pasakyti, Kaip sakė vaikai.